psichologė Sigita Turskienė ir kviečiu pasikalbėti apie tvarką namuose. Kai mes išgirstam šitos žodžius, dažniausiai susimam už galvos, nes tikrai tiek ten daug tų darbų yra ir mes pavargę ir daug visokių barnių, ginčių su namiškiais dėl to tų daiktų, tiek daug chaosas. Bet ką mes galime padaryti, kad mes atidarom duris, įeinam į namus ir tvarkingi, tie namai mums tinka ir mes gerai jaučiamės. Tai tikslas yra, kad kiekvienas šeimos narys grįžtų į namus ir gerai jaustųsi ir jam būtų malonu būti namuose jauku, gera. Ir aišku, kad mes nesipyktume vieni su kitais dėl visų tvarkos dalykų. Tai pirmiausia, apie ką kviečiu pagalvoti, tai kas man yra tvarkingi namai. Tarkim, man asmeniškai patinka, kai yra švarūs paviršiai, ar ne, kai nėra apkrauta daug ten daiktelių visokių. Kuo mažiau, tuo geriau. Aš nuimu daiktus, galiu sukaišyti ir man jau ramu, ne? Tai kas jums? Gal jums labai svarbu, kad būtų švari virtuvė, gal svarbu, kad viskas lentynose būtų tvarkinga ir lengvai ten pasiekiama ir randama, ar ne? Gal vaikams svarbu, kad jų Lego būtų tam tikroje vietoje ir nieko jiems daugiau nereikia, tai kad dėžutėse būtų Lego. Tiesiog gal kažkam bus ten, nežinau, švari patalynė svarbu ar kažkokie tai niuansai. Tai pagalvokim kiekvienas, kas mums yra svarbu, ir tada ir koncentruokimės į tuos dalykus, ar ne? Nebūtina, kad viskas būtų išblizginta, sutvarkyta, suorganizuota. Svarbu atpažinti, kas mums visiems yra svarbiausia ir vieni kitiems padėkim tą padaryti, ne? Jeigu mamai yra svarbu, neaptaškyta kriauklė, labai svarbu, ne? Tai visi tada tą žino, ir nuvalo tą kriauklę, jeigu aptaško. Taip galima vieni kitiems padėti. Kitas dalykas, kad jeigu mes kalbam apie tai, kad mes kaip tėvai, kaip mes galime, dažniausias klausimas yra, kaip vaikus įtraukti, kaip išmokyti ten tos tvarkos. Aš tai kviečiu gal pirmiausia galvoti apie tai, kad ką mes perduodam, kokią žinutę perduodam apie tvarką namuose savo vaikams, kokioje atmosferoje ta tvarka kažkaip vyksta. Sakau, ar su tokiu stresu ir kad siaubekas, kiek čia visko reikia daryti, ar ne, ar mes ten galim susėsti, susitarti, visi gal turi kažkokį savo darbą, ten kada turi jį padaryti. Vėlgi galima atkreipti dėmesį, ką kiekvienam patiktų daryti, ne? Tarkim, mūsų viena iš dukrų, jai dar nėra 8 metų, jinai pasirinko pati valyti tualetus ir kriauklės. Dvi mes turim, valio, gal ne visiems vaikams patiktų, ar ne, gal ir suaugusiems ne visiems, bet jai patinka, jinai daro, tada tenais dulkės valo. Žodžiu, tai galim pasirinkti, bet būtų svarbu tikrai, ypač kai vaikai didesni, susėsti ir pasitarti tiesiog ir pagal tai, kas kam patiktų labiau. Ir taip yra lengviau įtraukti, ar ne? Dar man norisi taip visada perduoti tėvams tai, kad mes savo vaikams tvarkingus namus galime tiesiog dovanoti, galvoti apie tai kaip apie dovaną. Būti jaukiuose, tvarkinguose namuose yra labai gera ir kad mes tai savo įsivardintume ir savo vaikams padėtume suprasti, kad yra gera grįžti į tvarkingus ir švarius namus, ar ne? Ir kad ne visiems visuose etapuose tas yra svarbu, bet mes galime tą bandyti perduoti vaikams nuo mažų dienų. Ir šiaip, jeigu mes rūpinamės, kad nebūtų chaoso namuose, nebūtų per daug daiktų, mes padedam vaikui irgi gyventi nechaotiškame pasaulyje, kuriam yra tiesiog ramiau būti ir tėvai mažiau susinervinę, ar ne, ir tos daiktų gal gausybės nėra ten tų žaislų didžiulio galbūt pasirinkimo, tiesiog susikaupti yra lengviau vaikams, tai irgi tai yra dovana, kaip mes rūpinamės savo namais, kaip mes vaikams, ką perduodame. Ir dar, ką man tikrai norisi paminėti, lapkričio mėnesį, jeigu mes kalbame apie tvarką namuose, tai siūlau apsimažinti daiktų namuose. Mes iš tikrųjų paskendę daiktuose, turim per daug, turim šimtais tūkstančių daiktų, bute ar name, tikrai labai daug. Gali būti, kad kažkokio konkretaus dalyko trūksta, bet šiaip daiktų yra tikrai gausybė. Tai kviečiu šį mėnesį pasiskirti ir ar savaitgaliais daugiau laiko skirti, ar kiekvieną dieną po 15 minučių,
ar tą minimalizmo tokį iššūkį daryti, kur vieną dieną atsisakai vieno daikto, antrą 2, 3, 3, 30 mėnesio dieną 30 daiktų ir taip jau kelių šimtų daiktų galima atsisakyti. Tai tikrai kviečiu peržiūrėti, kas jau nereikalinga, kad namuose liktų tie daiktai, kuriuos mes naudojam, kuriais džiaugiamės ir kuriais norim rūpintis. Tai tiek apie tvarką namuose ir linkiu tikrai ramiai ir jaukiai visiems gyventi savo